Sveiki sugrįžę mokiniai. Sėkmingai sujungę fizikos ir Python žinias ir pritaikę tai praktiškai, judėkime tolyn. Tačiau prieš gilindamiesi į tolimesnį Python panaudojimą robotikoje, trumpam dar stabtelėkime prie vienos svarbios temos – Python bibliotekų. Python bibliotekos yra labai svarbios, nes jos padeda automatizuoti sudėtingas užduotis ir taupo laiką. Pavyzdžiui, kai kuriame robotų valdymo programas, naudojame bibliotekas, kurios suteikia iš anksto paruoštus įrankius, padedančius lengviau susidoroti su įvairiomis užduotimis, kaip duomenų apdorojimas ar vaizdų analizė. Pamenate, kurdami linijinės regresijos modelį taip pat naudojamės importuotą biblioteką. Python bibliotekos yra labai svarbios, nes jos padeda automatizuoti sudėtingas užduotis ir taupo laiką. Pavyzdžiui, kai kuriame robotų valdymo programas, naudojame bibliotekas, kurios suteikia iš anksto paruoštus įrankius, padedančius lengviau susidoroti su įvairiomis užduotimis, kaip duomenų apdorojimas ar vaizdų analizė. Python yra plačiai naudojama robotikoje dėl savo paprastumo ir galingumo. Pagrindinės bibliotekos naudojamos robotų kūrimui apima RPI, GPIO, leidžia lengvai dirbti su įvesties-išvesties prievadais. RoboPy – paprasta naudoti biblioteką robotų valdymui. OpenCV – vaizdų apdorojimo biblioteka, padedanti robotams matyti ir reaguoti į aplinką. P-Serial – leidžia robotams bendrauti su kitais įrenginiais per serialinius prievadus. Tai tik kelios pagrindinės priemonės padedančios kurti robotus ir automatizuotas sistemas. Norint pasiekti šias bibliotekas, reikia jas įdiegti su pip Python paketų valdymo įrankiu, naudojant komandų eilutę Windows sistemoje arba terminalą Mac OS ir Linux sistemose. Pavyzdžiui, norint įdiegti pRobot, rašote pip install pRobot. Po įdiegimo galėsite importuoti šias bibliotekas į savo Python kodą ir pradėti jas naudoti. Pip yra Python paketų valdymo įrankis, kuris leidžia įdiegti ir valdyti Python bibliotekas. Jei jau turi Python ir naudoji IDLE, pip turėtų būti įdiegtas automatiškai, nes jis būna kartu su Python. Galite patikrinti, ar pip yra įdiegtas. Atidarę komandų eilutę Windows arba terminalę Mac arba Linux, įrašykite pip version. Jei gausite atsakymą, tai reiškia, kad pip jau yra įdiegtas. Jei pip nėra, įdiekite jį. Eikite į pip svetainę, kurios adresą matote ekrane ir sekite ten pateikiamas instrukcijas. Jeigu naudojate Google Colab, bibliotekas galite įdiegti tiesiogiai į savo užduotį, naudodami pip install komandą. Tai atlikę galite importuoti bibliotekas į savo Python kodą kaip įprasta. Import CV2. Colab palaiko įvairias bibliotekas, todėl galėsite įdiegti tas, kurios reikalingos robotikos projektams. Tačiau naudojant Google Colab, ne visas jas reikia diegti. Google Colab turi daug dažnai naudojimų bibliotekų. Tai leidžia lengvai atlikti duomenų analizę, mašininio mokymosi modelių kūrimą, vaizdų apdorojimą ir vizualizaciją be papildomų įdiegimų. Jei norite patikrinti, kurios bibliotekos yra įdiegtos, galite naudoti šią komandą. Pip list. Įvairios bibliotekos jums bus reikalingos vėliau, o dabar pereikime prie smagiausios dalies. Šioje ir ateinančiose pamokose aptarsime Python panaudojimą robotikoje bei programavimą naudojant jūsų jau pažįstamą Microbit. Tad nieko nelaukia ir pradėkime. Python yra labai populiarus įrankis robotikoje dėl savo paprastumo, lankstumo ir daugybės bibliotekų skirtų valdyti įvairias robotų sistemas. Jis leidžia kurti robotų programas, valdyti jutiklius, variklius, apdoroti duomenis ir priimti sprendimus remiantis surinktą informaciją. Tikriausiai pamenate pirmosiose pamokose pristatytą Microbit, specialiai programavimo mokymosi tikslams sukurtą kompiuterį. Taip pat turbūt atsimenate, jog su Microbit galima atlikti tiek blokinį, tiek tekstinį programavimą. Tekstinis programavimas vyksta naudojant tekstinės programavimo kalbas, tokias kaip Python ar JavaScript. Dabar jau galite panaudoti savo žinias apie Python ir pamažu pereiti nuo blokeliais grįsto programavimo iki tekstinio programavimo su Python kalba naudojant Microbit įrenginį.
Viena iš kalbų, kurias Microbit supranta, yra populiari Python programavimo kalba. Python versija, kuri veikia Microbit įrenginyje, yra vadinama MicroPython. Jei paminate pažintį su Python, pradėjome nuo paprasčiausios Labas pasauli komandos. Padarykime tą patį naudodami Microbit. Visų pirma, naršyklėje atsidarykite puslapį, kurio adresą matote ekrane. Čia rašysime ir testuosime Python kodą. Pirmoji eilutė, kurią užrašysime, nurodys MicroPython pasiekti visus elementus reikalingus darbui su BBC Microbit. Visi šie elementai yra modulyje pavadintame Microbit, iš anksto parašytame kodo rinkinyje. Taigi šiuo atveju eilutė from Microbit import reiškia noriu importuoti viską simbolizuoja žvaigždutė, iš Microbit bibliotekos. Dabar padarykime, kad ekranu slinktų užrašas Labas pasauli. Pirmiausia, nurodome, kad norime kodo rezultatą matyti įrenginio ekrane, angliškai display. Taigi rašome display ir dedame tašką. Taškas žymi objekto metodų iškvietimą. Paprasčiau tariant, tai yra būdas pasakyti, kad norime naudoti tam tikrą funkciją arba metodą susijusią su display objektu, tai yra ekranu. Kadangi norime, kad tekstas slinktų, rašome scroll. Tada naudojame paprastus skliaustelius ir kabutes, kad nurodytume, koks tekstas slinks ekranu. Šiuo atveju naudokime paprastą Labas pasauli. Štai ir viskas. Paprasta, ar ne? Nepamirškite, kad svarbu naudoti teisingus raidžių dydžius. Pavyzdžiui, Microbit iš didžiosios raidės ir Microbit iš mažosios reiškia skirtingus dalykus. Jei MicroPython skundžiasi sintaksės kalba, atkreipkite dėmesį į tai. Taip pat apžvelkite, ar užrašėte visus reikiamus simbolius reikiamose vietose. Ant ekrano, naudojančio 25 LED lemputes, galime atvaizduoti ne tik tekstą. MicroPython suteikia nemažai valdymo galimybių, tad pasitelkę įvairius kodus galime kurti įdomius efektus. Pavyzdžiui, pakeiskime scroll metodą į show. Ištrinkime kabutes, tada įrašę image happy, vietoj prieš tai buvusio Labas pasauli gausime linksmą rezultatą – šypsenėlę. Image rašome iš didžiosios raidės, o rašydami happy naudojame vien tik didžiasias raides. Tai ne vienintelis paveikslėlis, kurį galime atvaizduoti ekrane. Ištrinkite happy ir peržvelkite sąrašą. Pamatysite daug smagių variantų. Be abejo, nesunkiai galime sukurti ir savo pačių sugalvotus paveikslėlius. Tai visai nesunku. Kiekviena LED lemputė gali būti nustatyta reikšme nuo 0 iki 9. 0 reiškia 0 ryškumo, taigi lemputė nustačius tokią reikšmę yra išjungta. O nustačius 9, ji šviečia ryškiausiai. Tarkime, norime, kad visos lemputės ekrane šviestų ryškiai. Pavadinkime savo paveikslėlį visos lemputės ir įjunkime visas lemputes su devynetais. Kode, kaip jau žinote, naudojame skliaustelius ir kabutes. Kaip turbūt supratote, kiekvienas skaičius eilutėje reprezentuoja LED lemputę. Surašę reikiamas reikšmes, liepiame programai ekrane, display, rodyti show mūsų paveikslėlį, pavadinta visos lemputės. Jei esate tikri, kad nepasimesite tarp skaičių, galite visą kodą rašyti ir vienoje eilutėje. Kad būtų dar įdomiau, pabandykime kurti animacijas. MicroPython turi porą jau įdiegtų animacijų. Išbandykime jas. Pirmoji yra laikrodžio raidyklė, kuri vadinasi All Clocks. Kad animacija nenustotų judėjusi, pasitelkiame loop ir užrašome true. Taip pat nustatome laikrodžio raidyklės sukimosi greitį. Tai atliekame užrašydami, kiek programa uždels prieš kiekvieną judesį. Šį kartą tai bus 100 milisekundžių, taigi rašome delay lygu 100. Kita animacija vadinasi All Arrows. Paeksperimentuokime patys su loop. Vietoj true rašykite false iš didžiosios raidės ir stebėkite, kas vyksta. Keiskite animacijos judėjimo greitį redaguodami delay skaičių. Na, o dabar išsiaiškinkime, kaip sukurti animaciją. Tarkime, sukursime 6 atskirus paveikslėlius, kurie keis vienas kitą. Vadinasi, kiekvieną iš jų turėsime pavadinti ir aprašyti atskirai. Kaip pavyzdį pasitelkime skęstančios valties animaciją. Taigi, kiekvieną iš 6 valčių nupieškime su kodu. Rašome valtis 1, dedame lygybės ženklą ir skaičiais nustatome skirtingų lempučių ryškumą. Ta padarome su kiekviena iš 6 valčių.
Kadangi norime vientisos animacijos, iš visų valčių padarykime sąrašą. Rašykime visos valtis ir po lygybės ženklo rauštiniuose skliaustuose išvardinkime visas valtis. Vėl pasitelkime display ir show, kad programa žinotų, jog norime viską atvaizduoti ekrane. Skliaustuose įrašome sąrašo pavadinimą ir pasirenkame judėjimo greitį, nustatydami kiekvieno judesio uždelsimą milisekundėmis. Jei nepridėsime loop lygu true, animacija judės tik vieną kartą, o jei prirašysime, animacija vis kartosis. Judėkime prie sudėtingesnių programų ir sukurkime programą skirtą stebėti šviesos intensyvumą ir atitinkamai rodyti simbolius. Aptarkime ir panagrinėkime kodą, kuris stebi šviesos intensyvumą ir parodo skirtingus vaizdus priklausomai nuo šviesos lygio. Pirmiausia, kaip ir visada, naudodamėsi MicroPython importuojame modulį. Tada nustatome šviesos lygio ribą. Jei šviesos lygis bus virš 100, microbit parodys saulėtos dienos paveikslėlį. Toliau def funkcija sukurs saulės animaciją ekrane. Funkcija sleep 500 sustabdys programą 500 milisekundžių. Tolimesnė eilutė lieps pakartotinai atlikti toliau nurodytus veiksmus be sustojimo. Kitoje eilutėje microbit nuskaitys dabartinį šviesos lygį iš savo jutiklio ir saugos jį kintamajame light level. Pasitelkę if-else sąlyginį sakinį tikrinsime, ar šviesos lygis viršija 100. Jei taip, sunlight funkcija parodys saulėtą paveikslėlį. Jei ne, ekrane bus rodoma liūdna veido išraiška, nurodanti, kad šviesos nepakanka. Sleep 2000 sustabdys veiksmus 2 sekundėms prieš kitą šviesos lygio patikrinimą, suteikdamas trumpą pertrauką tarp tikrinimų. Šiam kartui tiek, sakau iki ir susitiksime kitoje pamokoje.